Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu dar vieną EasyViz produktą. Ir tai yra mūsų labai ilgai laukta naujiena EasyViz EB3 4G vaizdo stebėjimo kamera. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus turim šitą dėžutį. Dar net nešpakavę kameros iš dėžės galim matyti, kad kamera iš esmės turi visas išmanias funkcijas, kurias turi dauguma EasyViz įrenginių. Ji yra fiksuota 3 megapikselių, filmuoja 2K raišką, kaip ir visi nauji EasyViz įrenginiai turi Type-C jungtį ir ji yra akumuliatorinė. Kas reiškia, kad ją galima sumontuoti praktiškai bet kur, ten, kur nėra jokio elektros maitinimo. Ir 4G, kaip jau supratot pavadinime, reiškia, kad jie dedasi bet kokia SIM kortelė ir jie veikia bet kur, kur net ir nėra interneto ryšio. Tai ji nereikalauja Wi-Fi'aus ir kainos atžvilgių ji yra mažiausios kainos 4G kamera, kurią mes turime. Toliau matom, kad kamera turi two-way talk funkciją, kas reiškia, kad ji turi garsiakalbį ir mikrofoną, leidžia pasikalbėti su žmogum esančiu prieš kamerą, turi spalvotą naktinį matymą, žmogaus ir automobilio aptikimą, Active Defense funkcija, kas reiškia, kad aptikus aliarmą kamera pradės rodyti LED indikaciją bei skleist garsinį signalą. Taip pat visos naujos EasyViz kameros veikia su Amazon Alexa ir Google Home ir negana to, ši kamera puikiai veikia su EasyViz saulės panelėmis, kas praktiškai eliminuoja poreikį kamerą įkraudinėti. Tai visiškai atskiras, nuo nieko nepriklausomas vaizdo stebėjimo sprendimas. Dabar, manau, išpakuosiu ir pasižiūrėsim, ką gaunam dėžutėj. Taigi, atidarę dėžutę gaunam instrukcijas, greitą starto gidą, gręžimų lipduką šabloną ir dar papildomų informacinių lapelių. Turim USB Type-C maitinimo kabelį, montavimo varžtelių, kameros bazę, na ir žinoma pačią kamerą. Kaip matom, kamera prie bazės montuojasi varžteliu. Ją prisukam, primontuojam, priveržiam ir turim tokį sprendimą. Kamera kompaktiška, delno dydžio. Priekiniai daly turim 2 galingus LED žibintus, turim didelį lęšį ir PIR judesio jutiklį. Taip pat po lęšiu turim AR pašvietimą, viršutiniai daly turim mikrofoną, apatiniai daly turim garsiakalbį ir turim hermetišką tokį visai įdomų dvigubą dangtelį. Po pirmų dangtelių turim Type-C jungtį ir atidarius antrą dangtelį turim įjungimo mygtuką, reset mygtuką, microSD kortelės lizdą ir SIM kortelės lizdą. Kamera super paprasta, turi integruotą net 5200 mAh bateriją, kas nuo gamintojo šiai kamerai leidžia tarnauti apie 120 dienų. Ji talpina microSD korteles iki 256 GB vietos ir jie reikalauja 5 V maitinimo, kas reiškia, kad papildomai ją galima maitinti ne vieno EasyViz saulės kolektorių, bet ir nuo powerbankų. O toliau kamera iš esmės turi visas standartinės EasyViz kamerų funkcijas, kurias jau esu daug kartų minėjęs, ir labai panašią taip pat 4G kamerą jau esu apžvelgęs maždaug prieš metus. Tai buvo EB8 modelis. Jis skiriasi iš esmės tik tai tuo, kad EB8 modelį galima valdyti į visus šonus, nes tai yra PTZ kamera. Tai jeigu tos apžvalgos ir testų dar nematėt, tai galite padaryti paspaudę ant ir raidelės kažkur šiame kampe. Pridėjimas prie programėlės, kaip jau ir sakiau, lygiai toks pat ir kamera iš esmės veikia analogiškai. Toks būtų trumpas supažindinimas su nauju produktu. Šiuos produktus jau turime sandėlyje ir visiems mūsų parduodamiems EasyViz produktams taikoma net 3 metų garantija ir nemokamas sekančios dienos pristatymas. Tai jeigu norite įsigyti šią ar kitas mano apžvelgtas EasyViz vaizdo stebėjimo kameras, tą padaryti galite apsilankę easyvizlive.lt. Tai gali būti puikia apsauga, pavyzdžiui, jūsų sodo namui, jeigu ten neturite elektros tiekimo, ar puikia dovana artėjančių švenčių proga. Tai paskubėkite įsigyti, apsilankykite easyvizlive.lt. Jeigu ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštų į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisit tokių naujausių kamerų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose.